Bet kurios naujos technologijos tikslas šiais laikais tai yra palengvinti mūsų gyvenimą. Taip pat yra ir su elektriniais dantų šepetėliais. Dėl to jie buvo sukurti, kad palengvinti dantų priežiūrą. Daugumai pacientų atvykus į kliniką kyla klausimų, kuris yra geresnis, efektyvesnis, ar paprastas dantų šepetėlis, ar elektrinis. Dažniausiai atsakau pacientam, yra geras tas šepetėlis, su kuriuo yra tinkamai elgiamasi ir tinkamai naudojamas 2 kartus per dieną. Galim dar bandyti padėlioti pliusus ir minusus elektrinio ar paprasto šepetėlio. Tai elektrinio šepetėlio pliusai būtų tokie, kad elektrinis šepetėlis turi laikmatį, tai nereikia jau atskirai kažkokių turėti inventoriaus, kad nusistatyti laiką, kad mažiausiai 2 minutės valyti. Taip pat elektriniam šepetėliui yra davikliai, jeigu per stipriai jau yra spaudžiamas šepetėlis, pradeda pypsėti. Vienas iš minusų elektrinio šepetėlio būtų toksai, kad reikalingas elektros šaltinis jam, kad pasikrauti, jeigu baterija išsėsta. Taip pat, kaip ir paprasto šepetėlio angaliuką reikia keisti kas 3 mėnesius arba persirgus infekcinę virusinę ligą. Dabar bandom padėlioti paprasto šepetėlio pliusus. Paprastą šepetėlį labai yra patogu vežtis į kelionę, nes neužima vietos, taip pat nereikalingas papildomas elektros šaltinis. Su paprastu šepetėliu lengviau yra kontroliuoti, tačiau pastoviai reikia jau galvoti, kaip pakreipti taisyklingai paprastą šepetėlį, kiek kiekvienam dančiui skirti judesių. Taip pat papildomai reikia turėti laikmatį ar inventorių, kad nustatyti mažiausiai 2 minutės, kad būtų valoma. Savo pacientam dažniausiai rekomenduoju taip, ryte, kadangi visi skubam, mažai turim laiko, tai ryte valyti su elektriniu dantų šepetėliu. Vakare rekomenduoju naudoti paprastą šepetėlį, tarpdančių šepetėlius, siūlą, liežuvio valiklį.